kaip jūs galvojat, kas yra tie finansai? Ir studentai pradeda spėlioti, pirmas atsakymas būna pinigai, kažkas su pinigais ir turtu susiję. Taip, ir kai mes kalbam apie finansų valdymą, tai visą laiką galim dėti lygybę, kalbėti apie pinigų valdymą. Mes kiekvienas priimam finansinius sprendimus, kiekvienas, ir kuo mes būsim labiau išprūsę šio klausimu, kuo daugiau turėsime žinių, tuo mūsų tie finansiniai sprendimai bus geresni. Bet kokio lygio finansų specialistų visada dar, aš nežinau, ateinančius 50 metų Lietuvoje ir visame pasaulyje tikrai reikės. Ir tikrai tai čia bus kartu su IT, jeigu jūs dar turite ir IT kažkokiu tai įgūdžių ir žinių, tai dar bus super augantis sritis. Sveiki, EVA fakulteto klausytojai ir žiūrovai. Šiandien svečiuose turim specialią viešnią profesorę Jeleną Stankevičienę, su kuria šiandieną pasikalbėsim tema apie finansus. Kas tai yra, kodėl tai svarbu ir ką mūsų fakultetas turi pasiūlyti, kalbant apie finansų, būtent krypties studijų programas. Tai labai malonu, Jelena, kad atvykot, kad nepasididžiavot ir labai smagu jūs čia matyti, sėdinčią, besišypsančią. Labą dieną, Juliau, labą dieną mūsų klausytojai ir žiūrovai. Tai pirmas klausimėlis tiesiog labai toks abstraktus, bendrinis, visiems norėtųsi pasitirauti. Man kaip truputį iš šono atėjusiam žmogui į fakultetą, visgi nesu finansų ekspertas. Šiaip, kodėl yra būtent svarbu kalbėti šiais laikais apie finansus, finansinį raštingumą Lietuvoje, kodėl šitas sritis yra kylanti ir apskritai, kas tai per sritis ir kokios jos perspektyvos? Labai geras klausimas, nes aš tokį pat klausimą užduodu visada savo studentams, kai pradedu bet kokią finansinę paskaitą arba finansų kursą. Pirmą paklausiu, tai kaip jūs galvojat, kas yra tie finansai? Ir studentai pradeda spėlioti, pirmas atsakymas būna pinigai, kažkas su pinigais ir turtu susiję. Taip, ir labai teisingas atsakymas, nes pats žodis finansas yra labai artimas žodžiui pinigai. Ir kai mes kalbam apie finansų valdymą, tai visą laiką galim dėti lygybę, kalbėti apie pinigų valdymą. Tada klausimas yra, kieno tie pinigai. Tai gali būti mūsų asmeniniai pinigai, tai mūsų asmeninių finansų valdymas. Tai gali būti kaip verslo administravimo fakultete, ekonomikos ir verslo administravimo. Tai gali būti verslo pinigai, įmonių pinigai, korporacijų pinigai. Čia antras toks yra didelis segmentas finansų. Ir trečias, tai aišku, valstybės ar pinigai, arba viešieji finansai ir ką valdo mūsų vyriausybė ir mūsų valstybės yra biudžetas. Ir aš dar kitą klausimą visą laiką studentams užduodu ir jums užduodu. Kaip manote, kaip dažnai jūs priimat finansinius sprendimus? Kiekvieną dieną. Teisingai, kiekvieną dieną ir aš šiandien jau 12 valanda. Klausimas, kiek kartų turbūt ir kokį skaičių, kokią intervalą mes priiminėjom tų finansinių sprendimų, nes turbūt kiekvieną valandą turbūt priiminėjom, turbūt bent po kažkokį finansinį sprendimą. Taip. Nes vieni studentai mano, kad jie kol kas nepriima jokių finansinių sprendimų, bet iš tikrųjų mes kiekvieną dieną priimam tą finansinį sprendimą. Ir jeigu mūsų tie finansiniai sprendimai gali būti, tokie iš vienos pusės investavimo sprendimai, o kiti yra finansavimo sprendimai. Tai investavimo, kur mes išleidžiame pinigus. Tai tą, kur išleidžiame pinigus ir mums atrodo tas greitas sprendimas, bet iš tikrųjų mes atliekam labai daug tokio analizės, palyginimų alternatyvų, net ar ten, pavyzdžiui, vandens. Ar mes įsipilam iš krano, tarkim, vandens, ar mes nusipirkam vandens, kokio vandens, ar taip toliau. Tai visa tai yra pakankamai ilgas mūsų investicinis sprendimas ir mes nusprendėm investuoti. Už kitos pusės yra finansavimo sprendimai, iš kur pritraukti tos pinigus ir tam, kad mes galėtume tos finansinius sprendimus priimti. Galbūt studentai truputėlį su finansų pritraukimu, gal jiem ypač pirmuose kursuose gal būna problemų, dėl to jie taip įsivaizduoja, kad finansai, toksai reiškinys, kai tu turbūt jau gauni kažkokią pinigų sumą ar iš tėvų, ar iš kažko. Tai turbūt. O šiaip turėčiau jūsų tokio įvertinimo. Finansinis raštingumas visuomenėje labai plati tema ir labai smarkiai išdiskutuojama.
ekspertai nuolatos teigia, kad jo trūksta Lietuvoje tiek mokyklose, tiek aukštajame moksle. Na, mūsų fakultete turbūt to nestinga, bet šiaip kaip jūs įvertintumėt visą šitą finansinio raštingumo tematiką Lietuvoje, kiek mes esam pažengę, ar mes kažkur stiebėmės, ar visgi stovime vietoje? Nu, aš vertinčiau, kad tikrai mums yra kur eiti į priekį ir tobulėti šitoj srity. Tikrai finansinis raštingumas nėra pačiam aukščiausiame lygiai bendrai mūsų visuomeniai. Kodėl? Nu, čia yra dėl kelių priežasčių, nes yra labai didelis toks posovietinis palikimas, kai žmonės buvo įpratę gyventi tokioj planiniai ekonomikai ir už juos viską buvo suplanuota. Tu pats nepriimi jokių sprendimų ir tu pasitikė valstybę ir valstybė už tave viskuom pasirūpina. Bet taip ne visada yra ir mes atgavę nepriklausomybę ir laisvę priimti tame tarpe ir finansinius sprendimus, tikrai turėtumėt ne tik tai prisimti tą laisvę priimti finansinius sprendimus, kur mes norėtumėt išleisti tos pinigus, bet iš kitos pusės turim priimti ir atsakomybę už save ir savo finansinius sprendimus. Tai tas pasiruošimas ir žinojimas, ką aš galiu padaryti, kokios yra mano galimybės, kokie yra finansiniai instrumentai rinkoje, kokios yra finansinės institucijos, ką iš vis aš galėčiau ten veikti, tai tikrai mums dar reikia, bendrai vertinant visą visuomenę, tai tikrai yra daug, reikia laiko tam, kad mes galėtume tą finansinį raštingumą pasakyti, kad mes jau yra pakankamai aukštame lygyje. Bet labai džiugina, kad studentai labai domisi ir jau ateina į pirmo kursą, turėdami tam tikrą finansinį raštingumą ir jau pabandę yra investuoti ir kai kurie yra pabandę investuoti net ir labai rizikingus finansinius instrumentus, ten pavyzdžiui, kriptovaliutas įvairias, kas yra dabar vis dar ant bangos, bet galbūt jau ir ta banga truputėlį, galbūt jau vidina einanti. Taip, bet vienas iš tokių finansinių instrumentų, jis aišku yra rizikingas, bet vis tiek mes jį turime savo arsenale ir galim jį panaudoti. Ar pastebit apskritai tokį didesnį visuomenės susidomėjimą finansų sritimi? Jei taip, tai kaip manot, kas veda prie šitų pokyčių? Aišku, finansų sritis apskritai, fintech įmonės kuriasi Lietuvoje, tikrai daug ir startuolių ir su finansais susijęs. Kaip vertinat ir ar matot tą pagyvėjimą šitos visos industrijos, sakykim taip? Tai per paskutinius 30 metų Lietuvoje tai finansų rinkos ir bendrai finansų institucijos, tame tarpe į fintechai padarė didžiulę pažangą. Ką mes turėjome prieš 30 metų, išėję iš Sovietų Sąjungos ir ką turime dabar, tai yra nepalyginami dalykai. Ir tada iškyla klausimas, tai kodėl reikia studijuoti finansus, nes čia yra tokios du atsakymai, aš pasakyčiau. Vienas atsakymas tie studentai, kurie ateina, kurie norėtų dirbti finansų sektoriuje arba kažkokioje tai finansų institucijoje arba daryti karjerą finansų srityje. O finansų sritis yra pakankamai plati, tai pradedant nuo, aš net ir priskirčiau prie apskaitos, nes tai yra labai susiję pagrindas visų finansų, bankininkystė, draudimo įmonės, finansų konsultantai, viskas, kas yra susiję su vertybiniais popieriais ir vertybinių popierių biržomis, ir kiti labai pažangus finansiniai instrumentai, tokie kaip ten fintecho, kriptovaliutos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tie ateina, kurie nori dirbti šitoj srityje ir šitas sritis yra labai auganti. Ir šiuo metu kartu su IT specialistais, kaip taisyklė, finansų specialistais gauna rinkoje didžiausias atlyginimus ir jie ten rinkos vidurkį viršyje, net ir kelis kartus galėtų viršyti ir panašiai, palyginus su kitais specialistais. Čia vienas yra dalykas, bet kitas yra dalykas, tai yra didžiulė paklausa tokių specialistų ir mūsų visuomenė, kuri finansinis raštingumas auga ir poreikis priimti finansinius sprendimus irgi auga ir bet kokio lygio finansų specialistų visada dar, aš nežinau, ateinančius 50 metų Lietuvoje ir visame pasaulyje tikrai reikės ir tikrai tai čia bus kartu su IT, jeigu jūs dar turit ir IT kažkokiu tai įgūdžių ir žinių, tai dar bus super augantis sritis.
Iš kitos pusės, atsakant į šį klausimą, tai jeigu aš čia iš kitos kažkokios tai srities, pavyzdžiui, jūs iš komunikacijų ir marketingo, arba ten aš dar kažką tai noriu studijuoti, pavyzdžiui, biomechaniką, tarkim, kažkokią, tai kodėl man tada reikia žinoti kažką tai apie finansus. Tai grįžtų prie mūsų pokalbio pradžios, kai mes kalbėjom, mes kiekvienas priimam finansinius sprendimus, kiekvienas, ir kuo mes būsim labiau išprūsę šio klausimu, kuo daugiau turėsime žinių, tuo mūsų tie finansiniai sprendimai bus geresni. Ir finansai yra tokia sritis, kuri galima turėti žinių, dirbti savo pagrindinį darbą, pavyzdžiui, kas yra susiję ten su biologija, medicina, marketingu, komunikacijoms ir taip toliau, bet finansai gali jums sutvarkius, gali nešti papildomas pasyvias pajamas ir jūs gali turėti visišką laisvę dirbti savo ten, kur jums labiausiai patinka. Čia yra toks kaip instrumentas, kuris jums užtikrina tokią gerą gyvenimą, jūsų poreikių tenkinimą, kad jūs galit kitoj srity eiti į priekį, daryti atradimus, siekti Nobelio premijos ir panašiai. Taip, aukščiausių tikslų. Šiaip, kadangi jau užsiminėm visiems, jau krypstam link mūsų fakulteto, tai būtų visai įdomu iš jūsų išgirsti, iš tokios finansų korifėjos mūsų fakulteto, šiek tiek apie mūsų siūlomas finansų programas. Galima ir nuo bakalauro pradėti, tai finansai ir ekonomika. Ir be abejo, paskui galėsim pakalbėti ir finansų ir bankininkystės magistro programą, jau magistrams skirtą. Tai tiesiog norėčiau išgirsti, kaip matot šias programas ir galėtumėt galbūt trumpai pristatyti tam žmogui, kuris gal tik svarsto, bet visai domisi ir visai norėtų save pasibandyti šitose programose. Vilniaus universitetas ir ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas, tai aišku, mes turim šūkį tokį, pirmų numerių VU. Tai mes esame didžiausias, pažangiausias fakultetas visoje Lietuvoje ir aš dar nepabijosiu pasakyti, kad ir aplinkiniam tokiam mūsų regione palyginus su kitom šalim. Ir tai yra dėl kelių priežasčių. Mūsų bakalauro programų ekonomika ir finansai daug metų visą laiką įeina į pirmą trejetuką pagal populiarumą visoje Lietuvoje tarp stojančiųjų. Tai čia vienas yra dalykas. Ir kas tai nulėmė, įstoja tada pati populiariausia programa, įstoja kaip taisyklė, yra didelė konkurencija ir įstoja patys geriausi studentai. Ir kai jūs ateinat studijuoti į kolektyvą, jūs visą laiką pasiekėt tokius dviejų tikslų. Nes yra labai svarbu yra aplinka, kurioje jūs aplinka, tai aš turiu omeny žmonės, kurios aplink jūs studijuoja. Nes jeigu jūs esat, tarkim, palyginimas toks, jūs esat šviežias agurkas ir mes jūs įdėsim į raugintų agurkų stiklainę. Tai per kažkurį laiką jūs irgi... Tai susikonservuosit ir būsit toks pats. Tai labai svarbu pasirinkti tą aplinką, su kuriais studijuojate. Tai jeigu jūs studijuojat su geriausiais, tai reiškia ir jūs būsit panašus ir pasieksit, nes kaip taisyklė yra sakoma, jeigu mes norim finansuose paskaičiuoti jūsų vidutinės pajamas per ateinančius 5 metus, tai pasakykit jūsų 5 artimiausių žmonių pajamas ir tas vidurkis, tai ir bus jūsų pajamas. Vienas yra dalykas, o kitas yra dalykas, kas yra svarbiausia, mes pasiekėm kito tikslo, nes verslas ir ekonomika, viskas, kas yra su tuo susiję, ten yra labai svarbus tokia taip vadinama tinklaveika arba networkingas. Tai kuo jūs daugiau turit žmonių, pažįstamų, ryšių, tuo jums visada bus geriau daryti verslą, dirbti toj srity, nes ekonomika, finansai tai yra socialiniai mokslai. Tai reiškia, mes dirbame ir vis tiek mūsų aktyvi veikla vyksta visuomeniai. Tai tie žmonės aplink mūsų, tai reiškia, yra mūsų būsimi kolegos, verslo partneriai, su kuriais mes galim daryti ten verslą ir panašiai. Tai jūs jau būsit irgi su geriausiais ir turėsit pakankamai gerą tinklaveiką jau pasiruošę. O kalbant apie magistrantūros programą, mes turime finansą ir bankininkystę, tai jau čia yra tokia pažengusio lygio programa, nes programos dizainas ir turinys yra
suderintas ir susijęs su CFA sertifikatu, tai Chartered Financial Analytics. Ir to sertifikato yra trys lygiai, 3 pakopus, kur reikia išlaikyti 3 egzaminus. Tai mūsų studentai baigę šią magistrantūros programą yra pakankamai pasiruošę laikyti 1 lygio, tai tikrai, 2 tikrai ir galimai 3 lygio tą sertifikatą ir gauti jau pilną sertifikatą, kas yra labai svarbu. Kitas yra momentas, kurį labai yra svarbu paminėti apie mūsų bendrai programas. Tai mes turim labai pažangę Bloomberg laboratoriją ir Bloomberg terminalą. Ir mes turim jų pakankamai visiems mūsų studentams. Ir čia ne tik tai platforma, kuri suteikia daug finansinių duomenų, informacijos tam, kad mes galėtume priimti finansinius sprendimus, bet čia ne tik tai finansų studentams, bet ir ekonomistams, verslo, kitų sričių studentams, nes čia yra duomenų platforma, kur tu gali panaudoti tos duomenys, kurie tau reikia priimti sprendimus. Bet taip pat Bloomberg platforma leidžia išsilaikyti Bloomberg sertifikatus, kas mūsų studentams yra tokia papildomas įrašas į CV. Taip, ir nes vardas labai garsus ir labai didelis. Ir visos finansų institucijos didžiosios, tai visi bankai, draudimo įmonės, investicinės bendrovės, jie visi naudojasi. Vienas iš tokių instrumentų tai Bloomberg platforma, Bloomberg duomenimis. Ir jeigu jūs mokat dirbti, tai jūs tampat jau pažengusių specialistų. Ir dar yra svarbu paminėti, kad mes turim ne tik tai bakalauro programas, magistro, bet turim ir doktorantūros programas. Ir ten tikrai irgi galima pasirinkti su finansais susijusias temas. O ką reiškia, kad mes turim doktorantūros programą? Tai reiškia, kad mes fakultete visada turim turėti pakankamai aukšto lygio specialistų, profesorių, mokslo darbuotojų, tam, kad mes galėtumėt užtikrinti doktorantūros studijas. Tai mūsų fakultetas tą turi ir mes turim įsivaizduoti, kad tie specialistai, tie profesoriai ateina ne tik tai pas doktorantus, bet ateina ir pas magistrantus ir dėsto taip pat ir bakalaurams. Ir todėl mūsų fakultetas dar išsiskiria vienu tokiu dalyku ir kas yra finansams yra ypatingai svarbu, nes finansai reikia įsivaizduoti, kad yra tarptautinė ir globali sritis. Čia labai retai, kada galima turėti tokią, lokalią arba regioninę, labai smulkę kažkokią tai sritį. Tai ne, tai finansai, tai yra čia globalus. Taip, absoliučiai globalis sritis. Ir tai, aišku, suponuoja kelis tokius dalykus. Kad visų pirma, jums reikia puikiai mokėti anglų kalbą, o mes tą irgi užtikrinam fakultete. Antras dalykas, jūs visada dirbsit tarptautiniai komandai. Labai retas, kuris su finansais arba finansų sritis susijęs verslas, kuri nėra tarptautinis. Tai todėl fakultetas duoda tokias 2 galimybės. Pirma, pas mus yra apie 20% mūsų dėstytojų yra užsienio dėstytojai ir pas mus yra pakankamai daug atvažiuoja aukščiausio lygio profesorių iš geriausių universitetų. Cambridge'as, Queen Mary College, Trinity College, dar ten galėčiau pavardinti, kurie atvažiuoja čia skaityti pas mus paskaitas ir taip vadinamas yra guest lectures, kurie irgi atvažiuoja čia. Kitas yra dalykas, kur aš tikrai visiems, kol jūs esate studentai, siūlau pasinaudoti Erasmus galimybėmis ir išvykti, pastudijuoti pusmetį užsienio universitete. Tai jūs įgausit labai geros patirties, kaip studijuojant užsienyje, jūs studijuosit kartu su užsienio studentais, įvairiais studentais. Pas mus irgi yra studijos anglų kalba ir magistrantūros ar bakalauro studijose ir doktorantūros studijose. Tai jūs čia irgi studijuojat su studentais užsieniečiais ir tas
kaip aš, kaip dėstytoja, matau, kaip studentams yra, pradžioje yra toks iššūkis dirbti tarptautiniai komandai, nes jums reikia vis tiek priprasti, pamatyti, tas studentas yra iš ten, jo kažkoks akcentas yra netoks, aš čia ne viską suprantu, man čia truputėlį nervuoja, bet aš sakau, žiūrėkit, bet jūs kaip paskambinsit į kažkokį tai call centrą ir jums atsilieps pilietis iš ten, nežinau, iš kažkokios šalies, jo akcentas bus kitoks ir jums reikės valandą su juo susitarti, kad jis ten padarytų kažkokį rezultatą. O taip tikrai reikės, nes šiais laikais turbūt jau tarptautinės įmonės visur ir Vilniuje, mūsų sostinėje irgi, ta prasme, tu niekaip nesusidursi kitaip negu tik šitaip. Taip, ir ne visada ten bus tas kitas žmogus bus lietuvis, su kuriuo jūs puikiai suprantat vienas kitą ir vienas kitas išpuosia žodžių arba suprantat jo gestus, ten veido išraišką, ką jis čia turėjo omeny ir taip toliau. Tai čia tas yra labai svarbu ir studentai tikrai po tokio semestro jie, matosi, kad gauna geros patirties ir labai pažengia tokios komunikacijoje ir ne tik tai kaip finansų specialistai, bet ir kaip ir komandų dalyviai. Mes Lietuvoje turime ir kitų švietimo įstaigų, kurios siūlo finansų srities studijas, tai kodėl būtent VU, kodėl būtent mūsų EVAFO fakultetas, kuo jisai turi žavesio palyginus, ko galbūt kitos švietimo įstaigos gal jos turi mažiau žavesio ir kodėl rekomenduotumėt būtent pas mus studijuoti? Gal kiek ir pasikartosiu, visgi Vilniaus universitetas, turėdamas savo beveik 450 metų tradicijas, jis turi ir labai tokios akademinės filosofijos, akademinės dvasios jausmą ir tik tai atėję čia į universitetą, jūs pajusite tai. Ir ką mus truputėlį taip priartina prie tokių garsiausių pasaulio universitetų, Kembridžas, Oksfordas, kurie ten nuo 13 amžiaus gyvuoja ir taip toliau, bet tas labai svarbu, akademinės tradicijos, akademinė filosofija, akademinė laisvė, priimti sprendimus ir taip toliau. Kitas yra dalykas, apie reitingus kalbam ir kai kurie tai truputėlį taip ir skeptiškai pasisako, bet tai vis tiek parodo, kad mes esame 400 geriausio pasaulio universitetų, tai vis tiek parodo ir mūsų mokslinius pasiekimus aukštus. Ir tie moksliniai pasiekimai tai reiškia mūsų profesoriai, mokslo darbuotojai, jie yra aukščiausio lygio specialistai, vertinami pasaulyje ir taip pat jie bendrauja ir su studentais. Kaip aš sakau, šiandien laboratorijoje, rytoj auditorijoje. Tai labai tas glaudus ryšys ir labai greitai viskas ateina, pačios pažangiausios mokslo naujovės į studento paskaitas, tarkime. Kitas yra dalykas, Vilniaus universitetas yra tarptautinių tinklų, turint tokį gerą vardą, tarptautinių tinklų narys ir vienas iš tokių narių mes Arkos. Mes esame tinklo nariai, turime labai gerus Erasmus partnerius, ne tik tai Europos, bet ir globalius. Ir mūsų labai aukšti reitingai taip pat leidžia mums pritraukti aukščiausio lygio specialistus, kitus profesorius atvažiuoti į mūsų universitetą. Ketvirtas elementas tai ne tik tai dėstytojai, ne tik tai pati aplinka, kuri čia yra, bet ir patys studentai, kurie ateina, kaip jau aš ir minėjau, jeigu susiformuoja aplink jūsų labai geri, žingeidūs, motyvuoti studentai, jūs ir pats tampat toks ir jums žymiai lengviau studijuoti, išlaikyti egzaminus, pasiekti pačių geriausių rezultatų. Ir aš visą laiką studentams sakiau, pačius geriausius egzamino rezultatus visą laiką turi pačios draugiškiausios grupės. Jeigu jūs sugebat susidraugauti, tai čia jūsų, o mes turim atsiminti,
mes jau truputėlį vyresni negu Taip. studentai ir galim iš tokio išgyvenimo patirties pasakyti, kad tos mūsų draugystės iš studijų laikų labai dažniausiai lieka ir visam gyvenimą. Mes turim tuos draugus, kolegas, į kuriuos visą laiką galim atsiremti, nes va, tie iššūkiai, kuriuos mes praėjome universitete, tai vis tiek ir mūsų užgrūdina, ir mūsų ta draugystė užgrūdina. Tai aš visą laiką irgi kviečiu, visą laiką studijuoti su pačiais geriausias. Ir trečias elementas, kuris visą laiką yra svarbus bet kurioje studijų kokybei, tai yra ta infrastruktūra, kurią mes turim. Nes dėstytojai ateina, studentas ateina ir ta infrastruktūra, kurią mes turim, tai ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas. Aš tikrai kviečiu, jeigu jūs dar nesat niekada buvę, ateiti bet kada, čia yra atvira, ateiti į ekskursiją, parašyti laiškelį ir jeigu su klase norit ateiti, arba bendrai ten yra vienai dienai studentas, galima ir paskaitas aplankyti ir taip toliau. Apart mūsų laboratorijų, ten Bloomberg terminalo, ekonomikos elgsenos laboratorijos, antra ten consumer behavior yra laboratorija. Pas mus yra puikus tech hubas, kuris jungia kelis fakultetus ir jų studentus ir taip pat mūsų verslo angelus ir rizikos kapitalo investuotojus. Jeigu jūs norite čia pradėti verslą, pabandyti, tai mūsų tas tech hubas puikiai erdvė, puikus, gal aš taip vadinčiau, akceleratorius jūsų verslui, jeigu jūs norite tą pradėti, net ir tokiai tarpdisciplininiai komandai iš labai skirtingų fakultetų. Tai visos galimybės jūsų, tik tai reikia ateiti, būti atviriems, žingeidiems, tokiems motyvuotiems ir turintiems norų ir ambicijų tą viską pasiimti ir pasiekti pačiu didžiausio aukštumų. O mūsų fakultetui yra kom pasigirti, nes mes jau esam išauginę ir prezidentą Lietuvos, buvusią premjerę esame. Ir premjerę, ir Lietuvos banko vadovus, aukščiausios finansų institucijos, finansų ministrai. Tai pačios aukščiausio lygio specialistai ir mūsų dabar alumniai dirba ir ambasadoriais užsienyje, yra Tarptautiniam valiutos fonde, Europos centrinėme banke, tikrai pasauliniuose aukšto lygio institucijose ir daug yra prisidėję ir prie Lietuvos nepriklausomybės, ir bendrai prie Lietuvos ekonomikos, prie Lietuvos finansų sistemos kūrimo. Tai vienintelę turiu svajonę, viltį, kad gal iš dabartinių studentų arba atėjusių kitais metais mes turėsime Nobelio premijos laureatą. To ir palinkėsiu, Jelena, labai ačiū už pokalbį, už šiltą ir nuoširdų, tikrai informatyvų ir tikrai linkiu tada visus jaunus žmonės taip pat pasidomėti mūsų EVA studijų programomis, tiek bakalauro, tiek magistro programomis. Tai kviečiu sekti mūsų YouTube kanalą, kviečiu sekti mūsų Substack kanalą ir socialinius tinklus. O jeigu kils kažkokių klausimų, mielai rašykite mums. Ačiū. Iki pasimatymo auditorijai.